Rafailas Wolfas. Žmogus XIX amžiaus antrojoje pusėje Vilijampolėje įkūręs seniausią pramoninę Kauno alaus daryklą. Vienas seniausių įmonių Lietuvoje. Alui virti Rafailas Wolfas naudojo moderniausią to meto išradimą – garo variklį. Alaus daryklos Engelman pirmtakė duris atvėrė 1860 metais. Ji buvo įsikūrusi naujojoje Kauno miesto dalyje, Karmelitų bažnyčios rajone, šalia Nemuno ir geležinkelio stoties. Gera strateginė vieta tapo šio bravoro privalumu. Bravore pagaminti gėrimai tenkino įvairius skonius. Alus ir vaisvandeniai puikavosi ant studento, kareivio ir prezidento stalo. Į bravorą buteliai atkeliaudavo iš Vokietijos. Jie buvo pažymėti Wolfas Engelman prekės ženklu ir tapdavo alaus daryklos nuosavybė. Šiandien alaus darykla priklauso Suomijos Olvi įmonių grupiai. 2011 m. balandžio 12 istorinio teisingumo atstatymo diena. Bravorui sugrąžintas istorinis pavadinimas. Ragutis virto Wolfas Engelman. Šiandieninis bravoras per metus gali išvirti apie 45 milijonus litrų alaus. Alaus daryklos išskirtinumu, kaip ir tarpukariu, lieka noras vartotojams tiekti tik šviežią alų. Kaip ir tarpukariu, taip ir šiandien bravoras remia kultūrinius, visuomeninius, švietėjiškus projektus. Aktyviai dalyvauja Kauno kultūrinėme gyvenime, prisideda prie miesto visuomeninio gyvenimo gaivinimo. O kodėl negalėtume šviežiu alumi mėgautis ir dabar? Wolfas Engelman sugrįžo. Ir sugrįžo ne tuščiomis rankomis, o su šviežiu alumi.